Upė tai yra, vanduo, o kas yra vanduo? Vanduo tai yra gyvenimo pradžia ir pabaiga. Va. Žmogus gimsta, jį prausia vandenį, žmogus miršta, irgi jį prausia vandeniu. Va, ir be vandens, reiškia, be maisto žmogus gali išgyventi, reiškia, 40 parų, o be vandens ne 10 parų neišgyvesi, be vandens, ne 10 parų neišgyvesi. Vanduo yra viskas, tai yra gyvenimo pradžia ir pabaiga. Vanduo yra brangiausias turtas vanduo, bet jis yra šiltas, šaltas, mielas, geras. Bet yra atvejais labai sunkus ir žiaurus. Ugnis ir vanduo yra neįskiriami du dalykai. Dubysa man tai pažįstama jau nuo vaikystės, supranti. Į Dubysą, kada gyvenom mes Smetonos laikais, tai važiuodavom baltį nuskalauti, va. Reiškia, susėdavo mano mergitos, tai yra seserys, supranti, mama, pasikinkydavom arklį ir važiuodavom čia ties Laugoliu, ten nusileisdavom, supranti, reiškia. Bet Dubysa tada tai buvo gyva Dubysa. Dubysa žuvų buvo tiesiog, dabar neįsivaizduoju, negaliu apsakyti, kiek būdavo žuvies Dubysai, supranti. Plaukdavo, būdavo, supranti, anksčiau tai nebuvo mados tų tinklų. Va. Tai kada nuvažiuodavom, tai užuolaidas paėmė, supranti, patraukė per brastą užuolaidą. Pusę kibirą iš karto žuvies, supranti, kilbukoje permatomi tokie, supranti, sprindžio ilgio, supranti, tie kilbukai, va. Va, ir to žuvies buvo, o dabar jau skaitykit, kad, Dubysa, mano akimis žiūrint, jinai merdi tiesiog. Merdi, reiškia, žuvies jau labai mažai yra. Čia viską tą padarė, supranti, skaitau, kad per didelis žmonių gobšumas galbūt. Prie upės gyventi yra smagiau. Jeigu vanduo šulinį pasibaigė, pasisemti iš upės ir nenumirti, jeigu joje atsigerti. Upės nuo seno traukė žmonės. Šalia jų kūrėsi miestai ir gyvenvietės, upių vandenys jungė šalis ir tautas, suko malūnų ratus, girdė ir maitino pakrančių gyventojus. Dubysa – viena iš 30 000 Lietuvos upių ir upelių, kurios gamtiniam išskirtinumui išsaugoti įkurtas Dubysos regioninis parkas. Šiandieną Dubysa – viena judriausių Lietuvos upių, teikianti žmonėms nuostabaus grožio pajautų, aktyvų poilsį ir dvasinį atokvėpį. Kadaise čia, ties Bubių gyvenvietė Šiaulių rajone, tvyrojo ežerai ir iš jų natūraliai ištekėjo Dubysos upelis. Iškasus tvenkinius ir padarius užtvanką, vanduo per pralaidą išteka grioviu ir virsta upeliu, kurį pasitinka intakai. Sako, jog upė vardą gavo naktigonėms žemaičiams toje vietoje pamačius du velnius ir žemaitiškai ištarus Dubysa. Ties upės ištakomis stūkso Dubysos piliakalnis, ant kurio 14 amžiuje stovėjo Dubysos pilis. Jis primena, jog čia gyvenę lietuviai gynėsi nuo kryžiuočių antpolių, pylė piliakalnius, statė pilis, priešinosi grobikams, ketinusiems užkariauti Žemaitiją ir Lietuvą. Dubysa, kuriai reikia šiandieninio žmogaus globos, yra dosni ir geraširdė, kviečianti gėrėtis ir pažinti gamtos teikiamas dovanas, bet ir tikinti, jog šios dovanos sugrąžins pelnytą atlygį. Žmogus išmoks ne tik imti, bet ir saugoti, globoti. Vienas iš Dubysos regioninio parko direkcijos uždavinių yra išsaugoti Dubysos slėnio kraštovaizdį. Siekdama įgyvendinti šį uždavinį, direkcija reglamentuoja ūkinę veiklą parke, reguliuoja urbanizacijos plėtotę. Dubysa yra
traukos objektas tiek ramaus poilsio mėgėjams, tiek vandens turistams. Kiekvienais metais pastebime vandens turistų gausėjimą. Vienas iš uždavinių yra sudaryti sąlygas žmonių poilsiui, rekreacijai, turizmui. Tuo tikslu direkcija, taip pat Raseinių rajono savivaldybė yra parengusios techninius projektus, pagal kuriuos yra numatyta stovyklaviečių ir poilsiaviečių įrengimas, taip pat atitinkamos rekreacinės įrangos įrengimas. Tai bus padaryta visoje regioninio parko teritorijoje prie Dubysos upės. Kaip ir daugelis kitų Lietuvos upių, Dubysa plukdo savo vandenis per morenų gūbrius, ledynų tirpsmo jai nužymėta vaga. Upė teka dubdama tarp raguvotų šlaitų, įsigrauždama į smėlį ir žvyrą, šniokšdama per akmenis, vietomis gili, vietomis visai sekli. Dubysos upė ir jos slėniai, jungiantis skirtingą kraštovaizdį, žavi nepakartojamais vaizdais ir yra tapę įkvėpimo šaltiniu ne vienam menininkui. Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, tai mūsų tėvynė, graži Lietuva. Čia broliai artoj lietuviškai šneka, čia skamba po kaimus birutės daina. Bėkit, bėkit mūsų upės, į marias giliausias ir skambėkit mūsų dainos po šalis plačiausias. Kur rausta žemčiūkai, kur rūtų žaliuoja ir mūsų sesučių dabina kasas, kur sode raiboji gegutė kukuoja, ten mūsų sodybas keleivis atras. Raseinių krašte Pasandravyje gimė didysis lietuvių tautos poetas, literatūros klasikas Jonas Mačiulis Maironis. Čia Pasandravyje, o vėliau netolimuose Bernuotuose brendo poeto pasaulėžiūra. Jono Mačiulio Maironio atminimą saugo Pasandravio istorinis draustinis, sulaukiantis daugybės norinčiųjų prisiliesti prie didžiojo kūrėjo ištakų. Poeto garbei ir atminimui čia pasodintas ąžuoliukų takas, tautodailininkų sukurti kryžiai, koplytėlės, žymintys poeto jaunystės pasivaikščiojimus. Sandrava ir Dubysa tai dvi upės lydėjusios poetą nuo pat vaikystės, kurių ilgėjosi, o ilgėdamasis rašė: ir tą šalį norėtų pasiekti akis, kur Dubysos atkrančiai žali. Dažnai keliaudamas pro Šiluvą Tytuvėnus pro Maironius, Jonas Mačiulis pasirinko Maironio pseudonimą. Maironiai traukė ir tebetraukė žmonės Dubysos šlaito įkalnėje šalia kelio stovinčia koplytėle, mitologiniu akmeniu su vaiko pėda, stebuklingų šaltinio vandeniu, padedančių išgyti, kadaise garsiais sekminių atlaidais, kurių tradicija gaivina parapijos bažnyčia ir tikintieji. Kas bent kartą pažvelgia į Dubysą iš paukščio skrydžio ar ryžosi plaukti baidare, tikrai pamatys, jog Dubysa yra viena gražiausių Lietuvos upių. Laivelius ramiai neša upės tėkmė. Norisi sustabdyti akimirką, pasimėgauti didinga, o kartu ir tokia paprasta gamta. Plaukti Dubysa smagu. Sutinki staigių užutekių, didesnių akmenų, salelių. Kelionė upe tai gamtos dovanojama palaima, nuteikianti ramybei, susiliejimui su gamta, kurį šiandieninis žmogus netaip dažnai patiria. Sakoma, jog Dubysos grožį būtina pamatyti kiekvienam lietuviui. Upės pakrantėse daugiausia auga lapuočių, pasitaiko senų eglynų, aukštokų skardžių, į kuriuos sustabdžius laivelius norisi užkopti ir pasigėrėti kraštovaizdžių, atsiveriančiais slėniais ir kalvomis.
Nuo Šiluvos seniūnijos Kušeliškės kaimo iki Betygalos seniūnijos Maslauskiškių kaimo netaip seniai stovėjo 5 vandens malūnai. Dar keletas buvo prie Dubysos intakų. Išliko vienintelio Maslauskiškių vandens malūno pastatas. Betygala mūsų Paryžiau, miestelį pačiam Lietuvos vidury, išėję, klajoja, ieškoja, sugrįžę, vėl atveriam tavo šventasias duris. Taip apie gimtinę rašo poetas Jonas Mačiukevičius. Pasakojama, jog senovėje šalia Betygalos gyveno vyriausias žynys Gintautas, o miesteliui vardą davęs legendinis Palemonas, pavargęs plaukdamas aukštyn Dubysos upe ir ties Ariogalą paklausęs, ar jau galas. O paplaukęs dar aukščiau ir apsistojęs ištarė, bet yra galas. Taip ši vieta pavadinta Betygala. Betygala prieš keletą metų atšventė miestelio 750-asias metines. Pirmą kartą jį paminėta Mindaugo raštuose 1253 metais. Nuo to laiko miestelis skaičiuoja ne vieną šimtmetį gražios ir reikšmingos savo istorijos. Pats miestelio centras turistus traukia vienu iš nedaugelio Lietuvoje esančių paminklų Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui, autorius Petras Aleksandravičius. Betygalos miestelio centro puošmena yra balta kaip gulbė Švento Mikalojaus bažnyčia, kuri 1924–30 metais klebono Prano Janulaičio rūpesčiu buvo atstatyta. Mūsų krašto istorijai svarbi tuo, kad čia pirmą kartą mišias laikė jaunasis Jonas Mačiulis Maironis. Betygališkiai nuo seno labai gerbė savo miestelio praeitį, puoselėja kultūros ir gamtos paveldo objektus. Atstatė vieną įdomiausių medinės architektūros pavyzdžių Betygalos krašte bendruomenės namus. Tai buvęs Betygalos valsčiaus pastatas, kuris per porą metų įgavo visiškai kitokią išvaizdą, kokią mena ne tik turistai besilankantys miestelyje, bet ir patys miestelio gyventojai. Čia rengiami susitikimai, renginiai, parodos. Betygalos krašto muziejuje kiekvienas yra laukiamas svečias, kuriam jo vadovė Marijona Birutė Navakauskienė rodo krašto istorijos, gamtos, archeologijos ekspoziciją, atspindinčią turtingą įvykiais ir talentingais kraštiečiais miestelio praeitį. Betygalos piliakalniai, esantys kilometrų nuo miestelio, turėjo svarbios reikšmės kovose su kryžiuočiais. Šiandien jie labai raiškūs kraštovaizdžio objektai, Betygalos piliakalnis sutvarkytas bendruomenės pastangomis šiandien tampa patraukliu objektu turistams. Važiuoji vandenuką, viens atvažiavo, žinai, vankerį atsivilkė. Saka, galėsi man duoti vankerį, tą prisipirkti vandens tų. Galėsiu, ką tu darysi su jom, kad tiek daug nori. Saka, keli kaimai prašė mane. Kaži, ar kas galėtų geriau papasakoti, ar labiau jausti kasdieną per gyvenimą išvaikščiotų takų esmę, kaip ugioniškė Kazimiera Gvazdauskaitė, sutikdavusi ir palydėdavusi kiekvieną iš švenčiausiosios mergelės Marijos Dievo motinos apsireiškimo vietą, kur šaltinėlio gydomoji versmė atveda žmonės iš plačių kraštų. Sakoma, jog 1657-aisiais šioje vietoje apsireiškė Dievo motina ir šaltinio vanduo įgijo